Labai daug peržiūrėjau video, kaip sunaudojami džinsų gabaliukai. Štai prisikarpiau įvairių spalvų džinsų likučių. Ir bandysiu padaryti pagalvėles. Aš kantrybės neturiu. Nedariau taip, kaip parodoma YouTube'ai. Sukarpiau viską iš akies. Audinio gabalėlius sudėjau į dėžutes, stengdamasi nesumaišyti spalvų. Pagalvėlės pagrindas bus iš 3 sluoksnių. Paklijuosiu juos ir tada ant viršaus siūsiu šios gabalėlius. Šiuo audiniu suklijavau 3 sluoksnius. Tai pagalvėlės viršus. Džinsinis audinys atsidūrė viduryje tarp 2 sluoksnių. Tai bus pagrindas mūsų pagalvėlės. Taip padedu skiautę prie skiautės ir siūnu. Žiūrėsime, kas paskui gausis. Štai kokį darbą atlikau vakar. Netaikiau, siuvau iš akies, nebrėžiau linijų po centimetrą, tiesiog gavosi kaip gavosi. Tikrai labai sudėtingas darbas ir sunkus. Nežinau, ar aš kam nors siūčiau, jeigu kas nors paprašytų. Dabar žiūrėsime, kas gausis, kai aš šį mano džinsinį kūrinį išplausiu, iššukuosiu ir planuoju daryti iš jo pagalvėlę. Po tokių darbų labai pridulkėjo mašina. Teks dabar ją valyti ir sutepti. Baisu, kas dedasi. Kaip ir visus instrumentus, taip ir siuvimo mašiną reikia labai prižiūrėti. Mašina prieš valymą siuvo kaip traktorius. Garsas neįmanoma apsiklausyti. Truputį ją išvaliau, patepiau, bandysime siūti. Ir jei pasiuvinėjus garsas nepasikeis, reiškia, turėsiu ją labiau išardyti. Garsas neblogas. Patepus mašiną visada reikia pasiimti kokio audinio gabalėlį ir pasiuvinėti pirmin atgal nemažą laiko kiekį, kad mašina automatiškai susiteptų ir likusi alyva atsidurtų ant bandomo gabalėlio audinio. Matote, dabar mano siūlas baltas, o mašina, kai siūna, siūlas pilkas. Siūlas išteptas su alyva ir reikia siuvinėti pirmyn atgal, tol kol siūlas taps baltu. Iš pradžių
Mašinos apačioje rytėje buvo tamsus siūlas. Kad geriau ir aiškiau matytųsi, aš įdėjau baltą. Bet labai gerai matosi, čia labai salyva sutepti siūlai. O kuo toliau, tuo švaresnis siūlas. Tokiu atveju jau galima siūti, bet aš dažniausiai padarau pertrauką, po kažkiek tai laiko pabandau vėl siuvinėti. Jeigu ir tada nėra alyvos, reiškiasi, galima siūti gaminį, jo jau nesugadinsime. Pagalvėlės kraštus apdorojau overloku. Ir dabar dėsiu į maišelį ir į skalbimo mašiną išplausiu. Dar turiu paminėti, kad tokį gaminį iš gabalėlių plaunant būtina reikia įdėti į maišelį, užsegti sandariai, nes siūlai gali užkimšti skalbimo mašiną ir ją sugadinti. Išploviau ir, kaip supratau, vargas vargelis manęs laukia, kol aš išpešiosiu visus tuos siūlus. Gal todėl, kad per daug nežiūrėjau siūlių tiesumą ir karpydama, dabar bus sunku juos išpešioti. Bandysiu, žiūrėsiu, kas gausis. Manau, kai baigsiu daryti, pagalvėlė bus graži, bet dar sutvarkiau tik tais keletą eilių. Labai ilgas darbas. Reikalauja didelės kantrybės. Radau audinį, gabaliuką nuo sofos, kurią bandžiau renovuoti, likutį. Ir štai dabar šį gabalėlį panaudosiu pagalvėlės siuvimui. Pažiūrėsime, kas gausis. Dar jį turėsiu perkirpti pusiau ir įsiūti užtrauktuką. Pagalvėlės apačioje užtrauktuko nesiūsiu, kada
Paruošiau vietą užtrauktukui. Dabar šią siūlę atlyginsiu ir bandysime siūti užtrauktuką. Atkirpau reikiamą ilgio užtrauktuką, galus užlydžiau, kad neirtų. Dabar prisiūsime tokius gabalėlius užtvirtinti užtrauktuko galus. Na vat, nulenkiau adatą. Teks pasiieškoti kitos. Gabalėlį audinio perkirpau pusiau, apdorojau overloku ir dabar šioje vietoje paruošiu vietą užtrauktuko įsivimui. Siūlė susita, atlyginta, dabar čia įdaikstysiu ir įsiūsiu užtrauktuką. Užtrauktukas jau įsiūtas. Pagalvėlė paruošta. Trūksta tik pagalvėlės užvalkaliukas, trūksta tik pačios pagalvėlės. Pabandysiu aš įvilkti į šitą pagalvėlę vidun, pažiūrėsim, kaip atrodys.
Ši pagalvėlė per maža. Ateityje aš pasisiųsiu normalią tinkančią pagalvėlę šitam užvalkaliukui iš senų nebenaudojamų pagalvių. Dar norėjau pridurti, daugiau tokių pagalvėlių tikrai nedarysiu, gal ir neblogai atrodo, bet darbas, kurį reikia nudirbti darant šią pagalvėlę, nėra to vertas.